It's Britney, bitch! Vakoje kaip šalta, čia šalta. Labas rytas. Veidukas patinės, labai atsikėliau prieš pusvalandį, bet šiandien važiuojam į Humaną. Išgirdu teisingai, važiuojam į Humaną. O ką veiksim? Darysim Humanos dripuką. Humanos dripos, jau, Humano drip. Nežinau, rasim iš tikrųjų kažką. Pažiūrėsim, ką rasim, tą rasim. Šiandien dar ne naujos prekės, ne naujas asortimentas, tai jau ką bus bobutės palikę, tą ir pasimsim. Jeigu serijos jums patiks, nepamirškit paspausti laiko ir pakomentuoti. Ir jeigu pamatysiu, kad ir komentarų, darom serijas. Ta prasme, iš to padarysim daug serijų. Šį kartą Humana bus ne viena, bus dvi, nes esam gimtiniai Marijampolėje. Marijampolėje turi dvi Humanas, taip apsilankysim iškart rytoj. O sekantį kartą galima apsilankyti Vilniuje, Kaune, pasižiūrėti. Tų Humanų per Lietuvą, va tiek va. Kadangi Lietuvoje dabar jau minusas, bent jau man šalta, aš nežinau, seniau prie minus 20 į mokyklą dar sugebėdavo nueiti. O dabar minus, bent mašina rodo minus 2,5, bet jaučiu jutiminį didesnį. Stimpu, žiauriai stimpu. Galvoju, gal kailinukus kažkokius pavyks rasti, kažką nučiupt va tokiam orui būtent. Aš bent per Žalę pervažiavau. Gal per Žalę pervažiavau. Ne, iš tikrųjų per Žalę pervažiavau. Humanuose dažniausiai savaitgaliais, šiandien yra sekmadienis, būna daug liaudies. Tai priklausys nuo to, kaip pavyks nufilmuoti. Jeigu labai daug žmonių nesinori ten kišto GoPro, nes GoPro atrodo kaip kamera, o su telefonu, kai filmuoji, jau žmonės pradėjo priprasti. Ir žmonės taip netkreipia dėmesio į telefoną kaip į kažkokią tai kamerą. Dėvėti drabužiai. Oh, nice. Tokį... Pasižiūrėk. Gerai, kad tau sėdėk. Ką paisiau? Žinai, tu. Tau galvo tokia didelė? Jo. Vėl pasižiūrėk į veidrodį, Jo, kaip čia gerai mano. atrodo. Ir kita. Labai maža. Šitą tai gera. Šitą labai gerai. Apsisuk. Habibas čia yra. Pilnas maišas daunų, keliam į kitą Humaną. Varom. Sveikas. Varom. Greičiau, kol nepertrenki. O, čia gal privemta, vakar buvo po tonų. Čia vakar buvo pasilinksminta. Vakar pravaltūro direktorių šį gimtadienį savo šventį, tai radom privemtą ant žemės. Varom į antrą Humaną. Čia šiek tiek iš tą toliau jai reikia. Var šitą reikia stumt. Bendžiaus nėra ant ko pastumt. Все. Pakelk. Žinau, prie šitų reikia pasimčius. Taip mažai. Čia gal moteriškai. Ne. Prie vyriškų čia padėti. Kiek ten maišė. Tai moteriškai. Nu ne. O, štai geri. Čia gali pasislėpti cigaretę. Šitose. Krokodilose. Ir vėl pilnas maišas. Ta prasme, labai lengvai kažkaip. Negalvoju, kad taip lengvai bus rasti abiejose Humanos. Tai ką, dripus radom lengviau nei lengvai. Keliamės tiesiai į namus. Pasižiūrėsim, kaip atrodo kitokiam švietime, kur daugiau erdvės, nes aš toj kabinui. Tai va stovėt turiu. Labai ankšta. Da, kai rūbai iš abiejų pusių sukabinti, labai ankšta. Tai šitoj Humanoje antroji buvo žymiai daugiau žmonių. Jinai pati į savęs didesnė, bet prekių asortimentas šiek tiek man prastesnis asmeniškai. Nebuvo tokių visokių, nebuvo aksesuarų, čia nebuvo kailinių, nebuvo ir panašiai. Tai todėl ir čia mažiau filmavom, nes daug žmonių. The one desire believe when I say nes tavo dėlė, tavam delne, pararara, irara. Va!
Krokodilo oda. Šitos šliuriukės buvo rastos vienintelės, kad būtų neplyšę ir būtų mano bendydžio šliurka. Matysit prie visų outfitų, jaučiuosi kaip iš kažkokios tai berniukų grupės. Ir tie, toks va, šviesus. Kelnės tai šiaip iš tikrųjų man visai net patinka. Tokie kinda cargo pant. Yra kišenių, neplyšę. Pepe jeans. Pepe jeans. Pepe jeans. Reikia paguglinti Pepe jeans. Kiek gali kainuoti šitie Pepe jeans. Reikia paguglinti jo kokią kainą Pepe jeans. O šiaip, va, atrodo viena saga. Aha, viena. Va, sagynas. Va, sagynas, karočią. Va, iš vien sagos, ta prasme, saga ant sagos. Tai jeigu nori į tualetą labai, prieš įbėgdamas į tūlikę, turi būti bent pirmas 2 sagas atsisegęs, kad dar 3 damuštum tūlikę. Šiaip, neskaitant, kad atrodo kaip iš boybando, tai pavasarį jau, gegužės mėnesį labiau, kai atšyla orai, tikrai nebūtų gėda išeiti, nebent dėl kaliošų. Tai reiktų kažkur vaikščioti, kur nesimatytų batai. Vien dėl kaliošų duodu 8,5 aprangėliai, nes dėl šito, vat, bliuskutį, kaip čia bliuzeliai, ir kelnių nebūtų gėda iš tikrųjų. Nu ir dėl batų mane gėda kažkas. Bet, tipo, tikrai kai duchas. Tos praskeistos kojukės, batukai tie, tikrai toksai šliumparkius. Gerai, dėdamės kitą fitą. Ką, gražuoliai? Tokį, karočią. Rajonečių nepizdavotų, jei kakliukas būtų ir atlenktas. Va, fucking. Žodžiu, iš visų pirktų outfitų, šitas kaip ir prašiausias, bet yra kaimelių, miestelių, kur panetkių laikomasi, su tokiu neprašausi. Tai kaip ir neblogas, sakyčiau. Ir žiauriai patogu. Nespaudžia kiaušų, o gali plačiai, va, tai va, įsiskėtė sėdėti. Gali va toks va sėdėti, iš tikrųjų. Gali sėdėti normaliai, kelnukės ir gerus, nes ir va. Užsisega, atsisega, šiai va šitoj va vietoj, krauju aptaškyta. Tai matė gyvenimo kelniai. Vidinių kišenių nėra, o apie akinukus bombiniai. Bet akinių spalva tai žiauriai priderinta prie viršaus. Tai aprangėliai, irgi žinokit, 8. 8 kokie. Vien dėl patogumo, žiauriai patogu. Batai patys nepatogiausi, bet šitie patys batai. Bet šiaip tai 8 duodu šitai aprangėlė, nes labai patogiai jaučiuosi ir čia ko gero gali būti, kad su šitą ir į streamus įžengsim. Tai užsukit į streamus, pamatysit šitą drabužioką ant manęs. Nu va tokia, va aprangėliai. Arba vairuoja huieną taksą, arba filmuosi CSI Miami. Skirtumas tik tas, arba duoda man laisvų rankų įrangą, arba pušką. Va, pamošale, 65 kišeniais, firma, kanda, ni huienė kanda, neįkanda. O jeigu rimtai hebrytą, tai reikėjo pasukčiauti dėl maikės, nes humanuose neradau marškinių, vien tik mėlyni, tai nelabai derančios spalvos, o dabar tarp jaunimo trendina dabar 80 stilių. Šiaip patogus, šitą, žinokit, vertinu 9 iš 10. Patogu, praktiška, pigu ir batai dabar netgi geriau žiūrisi šitie. Čia tie patys batai, bet jie žymiai geriau žiūrisi dar prie viso šito outfito. Siūlės geros, labai kokybiškai susiūta. Negaliu, aš blecha žiūrėti į savais tais akiniais. Toks duchas. Šiaip, žinai kas, visiškai mano kaimynas kirvukas. Su tokiu va kostiumuku vaikščiodavo. Palaukit, net pabandysiu pavaizduoti kirvuką. Tai va, būdavo rankos tiek išlindinis, per didelis švarkas, tokie akinukai ir va šitai va drožiais. Tai žiauriai greit droždavau. Man net vietos šiandien ir taip įsibėgėti. Puikus. Šiaip puikus. Kelnys užsikloja, sako. Su kostim, kelnys. Žodžiu, gerus kelnukės, viską. Tai ką, apibendrinus, didžiausia klaida buvo padaryta dėl marškinių, kuriuos minėjau, nes nebuvo apgalvota, kokius outfitus pirksiu. Gal dėl to ir faina šitas vidosas, nes buvo eksprontų sugalvoti outfitą, mes tiesiog ėjom per rūbus ir kas už akies užkliuvo, tą rėmėm. Tai manau, kad ahuienai gavosi, bet norisi įtraukti ir jūs žiūrovai. Tai gal būtų įdomu padaryti sekantį arba dar kitą kartą pagal kažkokią tematiką. Galite siūlyti kažkokias tai tematikas, ar tai ten metus, ar stilių kažkokį tam tikrą. Ar šiaip nurodyti vien tik spalvas, ten tarkim apsirengti visas pilnai raudonai. Nu ir būtų ką veikti, džinsus raudonus rasti, ar šiaip kelnes raudonas. Ir galbūt yra tarp žiūrovų Vilniečių, tai gal irgi apsilankot Humanus ir žinot geriausia Humana Vilniui. Jūsų nuomonė geriausia. Gal perliukų gerų ir kažkokių tokių įdomesnių rūbų. Žinau, kad Vilniui yra retro Humana, kur yra retro rūbai. Tai tiesiog pasiūlykit savo mėgstamiausią Humaną Vilniuje. Na ką, pirmas Humanos eksperimentas pavykęs. Aš atsisveikinu.
Paspauskit laiką, paspauskit subscribe čia arba čia. Iki kitų kartų. Brak zasat. Va, fucking.